Labą dieną, gerbimi moksleiviai. Šiandieną mes aiškinsimės apie išorinius failus. Ir tos išorinius failus mes naudosime iš vadovėlio. Vadovėlio medžiaga yra 40 puslapyje bendro lavinimo vadovėlyje. Ir ta medžiaga bus užduoties. Tai elektros grandinė sudaro N lygiagrečiai sujungtų laidininkų, kurių varžos yra RF2 ten ir ohmų. Parašykite programą, kurie apskaičiuotų grandinės varžą. Vat mums šitoks uždavinukas. Ir čia yra įspręstas, aš dabar tik tai komentuoju, aiškinu, kaip tą uždavinuką spręsti. Taigi atsivertė 40 puslapį, mes jau pradėjome kode blokę daryti. Tai būtinai 3 mums reikalingos bibliotekos, tai JOStream, reikalinga KC eilutė nuskaityti, FStream, kad išorinius failus mes galėtume nuskaityti ir JOMANI, kad mes galėtume keitalioti po kablelio skaičius, kiek jų vietos palikti, taip pat atitraukti nuo, reiškia, žodžio tam tikrą rezultato skaičių. Tai šitie JOMANI reikalinga. Taigi, viską čia susirašę, tikrai reikalinga using namespace std vien dėl to, kad nereikėtų rašyti prie kiekvieno sakinio std. Ir dabar jau šnekame apie pačią programą. Tai int main programa, pagrindinė funkcija. Ir dabar mes aprašinėjom kintamosius iš vadovėlio. Čia vadovėlį yra parašyta setmode. Čia yra, kad lietuviškumą nuskaityti, tai mes šito nerašom, čia jau pasenę dalykai. Toliau rašom nuo kintamųjų. Taigi, kintamasis int sveiko tipo n. Kas jis toks yra? Išoriniam faile mes turime ketvertuką skaičių, ketvertuką. Ir tą ketvertuką mes, va čia parodysiu, su tekstiniu failu mes padarėme ir įdėjome į aplankalą, reiškia, į tekstinį dokumentą, va šitos, kur nurašė nuo viršaus vadovėlio duotus duomenis, tai 4, 2, 4, pusantro ir 4, ne? Va šitos tekstiniam failai įsaugojom tą failą 1.txt prievardžių ir šitą failiuką būtinai turi atsidurti tam pačiam aplankale, kur yra programa. Turi atrodyti va šitai. Programa mūsų pradėta ir jame tas failiukas įdėtas. Gerai, tai dabar mes toliau aiškinamės, kaip ten viskas vyksta. Taigi, pirmą tą skaičių nuskaitys, tai bus n kintamasis ir jis reikalingas po ciklui, kad rėžiai žinotų nuo kada iki kada eina. Nuo kada iki kada. Tai čia bus iki kada tas ciklas suksis. N yra. Toliau bus laidininkų varža, tai tie laidai daubel tipo, nes mes norim, kad jie būtų po kablelio kokios keli, reiškia. Tai daubel, ir tipo realūs skaičiai bus ir kintamųjų pavadinimas relaidininkai. Relaidininkai. Toliau, sumą gautų visų laidininkų, tai mes panaudosim kintamąjį R, tai irgi daubel tipas bus, daubel tipas. Ir mes R panaudosim, reiškia, tai mes čia galime apsirašyti, kad čia laidininkų skaičius, aš čia nelietuviškai rašau, kad paskui hieroglifų nerodytų. Toliau laidininkų varža ir elektros grandinės varža. Elektros grandinės, arba kitaip sakant, būtų suma, grandinės varža. Jo, su dirbtiniu intelektu niekas nedirba. Jeigu pamatysit su dirbtiniu intelektu dirbant, iš karto rašysiu 2. Girdite? Prašom nutraukti. Išjungiam. Taip, dabar reiškia ir kadangi for ciklas bus naudojamas, tai for ciklą mes panaudosime kintamąjį i, kad mūsų ciklas galėtų suktis, ne? Tai i. Mes turime sveiko tipo i. Dabar rašome, tai va čia duomenys. Mes čia viską susirašėm duomenys. Tai atskirsiu tuos duomenys, atskirsiu.
Atskiriam duomenis. Žvaigždutės uždėsim. Ir dabar jau kitoje vietoje mes jau rašome išorinio failo komandas. Kaip paimti išorinį failą. Tai ifstream, fd, tai ifstream paimti komandą fd, tai duomenys, čia yra duomenys išoriniai. Ir pavadinimas, kokius duomenys mes paimsim, tai 1.txt. 1.txt. Neužmirškite uždėti kabliataškį po šito sakinio. Ifstreamą, ne? Toliau, iš to failo mes iš karto nuskaitome, kad galėtume for ciklą įdėti ir, reiškia, priskirti jam, tai nuskaitome pirmąjį skaičių. Tai bus fd, atidarėm ir nuskaitome n. tą pirmąjį skaičių. Irgi kabliataškis. Nuskaitėme, ne? Dabar čia pasiėmė. Toliau, kadangi suma bus tų elektros grandinės varžos suma, čia tų laidininkų suma, ne? Tai mes R turime nunulinti. Galima čia nunulinti, parodo, nunulinti. Galima ir parašyti kaip autoriai vadovėlio, iš karto nunulinti ir pačiam vadovėlyje. Po N raidės. Nunulinam, nulis. Ir dabar jau rašom for ciklą. For lankelis, kadangi į kintamajame priskiriam duomenų tipą, tai mes jau jį rašom be int, nes jis jau turi duomenų tipo reikšmę. Ir priskiriam jam reikšmę skaičius. Tai būtų vienetas, ne? Toliau į mažiau lygu už n kabliataškis. Ir į lygu į plius 1. Galima užrašyti šitą užrašą, ir kitaip, tai į plius plius galima užrašyti. Va. Tai irgi tas pats būtų į lygu į plius 1, tai kitaip užrašyti, tai į plius plius. Va, bet kad jums nesujaut proto, tai va šitaip užrašau tokia aiškiai, kad čia viską suprastumėte, kaip yra. Padarom lankelius, kad po ciklo būtų dalis, kur sukasi, ne? Kur sukasi. Reiškia, po ciklo dalis ir dabar kaip suksis, kiekvieną kartą, kai suksis, visą laiką po vieną skaičiuką paims, nes čia va rodo, kad po vieną paimti skaičių. Tai FD, R laidininkai po vieną skaičių iš antros eilutės paims, R laidininkai ir nuskaito R lygu R plius R laidininkai. Taip, tai mes dabar turime pačią skaičiavimą, for ciklas sukasi ir kiekvieną kartą nuskaito tuos skaičius ir tuos skaičius sudeda su skaičius, kai R lygu 0, tai per pirmą kartą sukimasi gaunasi vienas skaičius, paskui tarpusavį sudeda kitą skaičių ir taip gaunasi gražiai be jokių papildomų skaičių, reiškia, suskaičiuoja šičia viskas. Dabar, kai baigėsi tas skaičiavimas, mes duomenų failą uždarome fd close. Yra tokia komanda close, kad nebūtų atsitiktinių skaičių. fd close susidarome ir išvedam į ekraną rezultatą. Va, cout eilutė. Tai dabar aš paprastuoju būdu, jeigu išvesiu, tai kaip aš jumis mokiau, paskui parodysiu, kaip vadovėlį daro, kad viskas taip gražiai ir tvarkingai. Tai elektros grandinės varža, nelietuviškai užrašom, elektros grandinės varža ir čia kintamasis turi būti R kintamasis, va čia R kintamasis. Nu ir pažiūrėkim, kaip programa nuskaitys ir padarys. Ifstream nerado, einam pažiūrėti, kas čia, kodėl nerado. Tai laidininkai turi rasti, bet tai pasižiūrėkim, kur čia
if stram, blogai prašiau, if stream, atsiprašau labai, if stream, čia aš pats suklydau, if stream, labai atsiprašau, if stream ir dabar pasižiūrime, taip, viską va, vat ir rodo, va čia va prikibęs tas skaičius, nors atsakymas visas teisingas, ir mes čia būtų va šitą aš atitraukinėčiau va šitaip, ir tada rodytų kaip ir gražiai, va matot 11.5, bet ir po kablelio negalėtume paskirti kelių vietų, kiek mes čia norime, todėl autoriai šito vadovėlio ir įdėjo jo manip, kad mes galėtume dar pasibandyti žinoti, kaip padaryti labai gražiai. Taigi, aš čia atitraukiu normaliai, varža, dvitaškis labai gražus, va, ir čia toliau užpildau taip, kaip vadovėlio autoriai. Tai setv ir šešios vietos priskiriamos. 6 vietos, 6. 6 bus po teksto, o čia atitraukimas bus po teksto. Toliau fixed, galima tos lankelius dėti, galima ir nedėti, fixed, toliau set rotation, tai bus po kablelio, kiek po kablelio, set rotation, ir po kablelio autoriai mums siūlo 2 padaryti, 2 po kablelio skaitmenis rodyti, ir R vėlgi va taip su, reiškia, srautu mes padarom. Dabar pažiūrėkime, kuo skiriasi mano pirmasis ir kuo skiriasi dabartinis, kaip padarėme. Tai, kažkokią dar klaidytę įdėjau. Taip, set 6, fixed, galim to fixed nedėti čia, fixed, ir toliau set partition, 2, R ir handle. Gerai. Pažiūrėk. Va, dabar gerai parodė, gal kaip reikėjo ten kokius duomenys rašytai. Elektros grandinės varža gražiai ir 11.50, matot, po kablelio skirtos 2 vietos. Jeigu norim įsitikinti, kad, pavyzdžiui, norim po kablelio 4 arba 3 vietas, padikim 3 vietas ir pamatysim 3 vietas. 3 vietos bus. O kaip matot, 500 jau pasidarė, ne? 11.500. Tai va, tai dabar viską dar kartelį paaiškinsiu, kaip darom, ir paskui duosiu užduotį, kas norės 10 gautą užduotį, žiūrėdamas į šitą programą, galės ją įspręsti. Taigi, nuo pat pradžio, kad mes su išoriniais failais galėtume dirbti, mums reikalinga dar papildomų 2 bibliotekų, reiškia, pirma būtina jo stream, o išoriniams failams, kad su išoriniais failais galėtume dirbti, fstream reikalinga. Toliau, jo manip reikalinga biblioteka vien dėl to, kad galėtume mes po kablelio rašyti skaitmenis ir kad galėtume atitraukimus visus padaryti. Toliau, using name std reikalinga tam, kad prie kiekvieno, reiškia, tos duomenų tipo, ten prie komandų tam tikrų nereikėtų rašyti std. Tų sakinukų yra mažesnė galimybė suklysti. Toliau pagrindinė funkcija prasideda lankelis ir aprašom duomenys. Duomenys sveiko tipo laidų skaičius, nuo realaus skaičiaus double tipo ir R laidininkų tai varža bus, rezultatui parodyti R elektros grandinės varžos irgi bus double tipo ir po ciklui, kad suktųsi, mes priskiriame į reikšmę int. Toliau atidarome išorinį failą, ifstream komanda fd ir nuskaitome nuo mūsų išorinį failą pavadinimu 1.txt. Toliau, fd pasijama įsimena į programą įsimena pirmąjį skaičių. Mes nurodėme, kad n nuskaityto, ne? R nunulinam, kadangi rodysim rezultatą su R, tai kad jisai nemestų atsitiktinių skaičių, tai R iš karto nunulinam. Ir po ciklą pasirašom, kad galėtume bėgti ir suskaičiuoti, kiek visus sutraukti, padaryti sumą. Tai mes nuo vieneto pradedame nuo pirmo ir tada n yra tas skaičius, tai yra, mes žinom, kad 4 skaičius, ketvirtukas, ten gali aišku kisti, kaip kadangi kintamasis n.
ir jisai po vieną, taip kiekvieną kartą sukdamasis, jisai nuskaito. Tai nuskaito tuos antrosios eilutės skaičius, tai yra laidininkų, ne? Toliau, kad sumą gautume, kad sudėtų tos, reiškia, laidininko varžas. Tai turi, reiškia, R pridėti prie laidininko, tai R lygu pirmą kartelį, kai sukasi R lygu 0, o laidininko vienas skaičius, paskui prie to skaičio pridedamas kitas ir taip, kiek suksis, visi prisideda, ne? Užsidaro ciklas su šitu lankeliu ir užsidaro duomenų srautas. Duomenų, jau daugiau iš čia neimsime nieko. Ir pranešimą padarome, kad, reiškia, elektros grandinės varža yra R, reiškia suma, ne? Suma yra. Jos tas užrašymas yra pateikiamas labai gražia forma, tai yra elektros grandinės varža užrašoma tekstui, paskui 6 tarpeliai, paskui tai fiksuota ir po kablelio skaičius bus, reiškia, po kablelio 2 vietos skiriamos. Na ir R kintamasis kaip rezultatų išvedimas. Nu tai va, viską parodžiau, dar kartelį parodo, kad ir rezultatas puikiai dirba, viskas gražiai čia atrodo. Tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.